Tokiom nuotaikom prasideda kelionė. Žodžiu, važiuojam, nupirksim Range Roverį. Nieks nenorėjo ilgai. Ir mušiam kainą, kol pagaliau pavyko nuderėti iki gana žemos kainos. Ir nelabai smagu judėti tokiu šalčiu. -25 turim. Bet ką padarys? Reikia kažkur judėti, važiuoti ir pafilmuosim kažką, pažiūrėsim kaip sekasi. Ir kaip žinot, ko gero ne vienas matėt, kad Amerikoje yra arktinis laikas dabar, arktinė pūga, žiema, ar kad ir kaip jo pavadinti. Gyvenam čia 4 metus jau, tokio šalčio taip ilgai nėra buvę, jokių didelių kažkokių sukaustimų, elektros gedimų, bet šiai dienai milijonai žmonių Amerikoje be elektros. O kodėl? Todėl, kad biški atsilikę su elektros išvedžiojimais Amerikoje, kadangi jie dar su mediniais stulpais gyvena čia visi. Biški pašala, nulūžinėja stulpai, nulūžinėja laidai ir taip toliau. Tai va, prasideda bėdos. Šakos sunkios medžių, lūžta ant laidų. Laidai turėtų būti po žemė jau šiais laikais, bet čia mano subjektyvi nuomonė. Tai va, tai daug problemų visur. Turim kokias 8 mašinas į priekį pirkti, bet negalim nuvažiuoti, nes keliai uždaryti iki tokio lygio, kad net pagrindiniai keliai, kurie turėtų būti valomi, jie nėra valomi, autostrados uždarytos. Pensilvanijai turim šiai dienai, turim 4 mašinas paėmimas iš aukciono, nusipirkom pabandymui, pamatysit kaip mums sekėsi kitam video. Ir ten negali privažiuoti paimti mašinų, nes 16 inčų sniego, tai čia kiek, toks, čia taip greit išvertus nežinau, bet sakykime apie pusę metro, gal kažkas tokio, biški mažiau gal biški mažiau. Žodžiu, tai va tiek privarė sniego, ledo ir taip toliau, tai žodžiu, šiandien važiuosim į Ohio, Cincinnati. Kaip mums seksis, pažiūrėkit toliau. Saulė šviečia, nesvarbu, kad žiauriai šalta, bet saulė šviečia, tai kelias geras, lėkiam, žodžiu, tikėjausi prašiau visko, bet jeigu ir namo bus lygiai taip pat ir neužpuls pūga, bus labai gerai. Praeitą video mačiau komentarą, kad žmogus klausė, tai kaip čia viską pradėjau ir kaip čia iš vis atsiradau. Tai Amerikoje atsiradom prieš 4 metus, tai laimėjus žalią kortelę prieš 6 metus, tada 2 metus vyko procesas ir atvykom į Ameriką po 2 metų nuo gavimo ir jau 4 metai kaip Amerikoje. Tai va, tai o pats automobilių reikalas atsirado paprasčiausiai iš to, kad žmonės visada norėjo dalykų iš Amerikos ir visada noris turėti gerą, nuoširdų žmogų, kuris gali tau padėti kažką suveikti. Čia kaip iš filmo iš Šaušenko, kur žmogus visada gali kažką parūpinti. Tai va, tai norėjęs būti to žmogu ir pradėjau siūlyti žmonėm nusipirkti kažką per mane. Vienas kitas ir jau turim 3 metų veiklą. 3 metai, imkim 3 metus. Kaip padedu žmonėm nusipirkti kažką iš Amerikos, ko reikia ir išsiųsti Lietuvą. Tai visą tai peraugo į darbą ir šiai dienai pilnu etatu dirbu su automobiliais. Tai būna per savaitę nuo 1 iki 5 automobilių. Tai labai įvairiai. Žiemą sunkiau judėti sekasi, kadangi viskas užšalę, žmonės nenori pardavinėti, visi nori namuose būti ir taip toliau. Tai reiškia, viskas juda kur kas lėčiau. Vasarą viskas juda greičiau, tai nuo 1 iki 5 automobilių, būna kartais netgi 7 automobiliai per savaitę, labai gera savaitė būna, tai žmonės labai dažnai ieško patys ir paprašo nupirkti. Tai va, tai gal sakykime apie tą visą mašinų reikalą labai apibendrinus būtų tiek, kad visi norim turėti tą normalų žmogų, kuris viską padarys iki galo ir nereikės nervuotis. Tai va, tai manau, kad atsakiau komentatoriui į klausimą ir jeigu kažkas įdomu užduokite, tai visus klausimus pasistengsiu atsakyti. Tai nuo Amerikoje čia reikalų netrūksta, visokių įdomybių, viskas kitaip ir taip pat ir kitaip tuo pačiu. Tai
Tikiu, kad visiems viskas įdomu, tikiu, kad daug visi matėt visokių video, bet jeigu dar kažko negirdėjot, nematėt, parašykit, papasakosiu, tikrai čia daug dalykų, daug vietų aplankom, pasižiūrim. Ir dar laukia visų siurprizas. Gal ne tai, kad siurprizas, bet pranešiu labai svarbią žinią, per kurią galėsit laimėti prizų. Tai va, stebėkit, žiūrėkit ir dalyvaukit 1000 ratų gyvenime ir būsit apdovanoti visokiais prizais. Kadangi laiko sustoti ir stovėti nėra, tikrus vairuotojais valgo važiuodams. Nieko nepadarys, tiesiog įkiši baslį į vairą, užspaudi gazą ir valdai. Jeigu tiesus kelias, tai o ką daryti? Galbūt, kad apskemino. Gali būti. Jeigu taip nutiko, reiks važiuoti kitos mašinos, kitur. Atvažiavom į vietą, o namo numerio net nėra tokio. Ir anketa nebuvo iki galo, gal be red flagų, gal ir buvo red flagų, bet tik tai greitai sugalvojom, klientas atsiuntė, lėkėm pirkom ir gali būti, kad skemas. Tai dar palauksim kokį 10-15 minučių ir jeigu skemas, važiuosim toliau. Nes labai liūdna, dabar paskambinus pardavėjui išjungtas telefonas. Tai labai bus liūdna, jeigu visgi nutiko taip. Labai tikiuosi, kad žmogus, kadangi minėjo, kad vežiojam maistą, moteris atsiliepė, depozito neprašė, tai galbūt ir tikra, tikiuosi. O jeigu netikra, tada bus veltui sugaištas laikas. Ką dabar daryti? Nieko nepadarys. Nedažnai taip nutinka, nelabai bus smagu, jeigu buvome apgauti, bet negalima nuslėpti nusivylimo irgi, tai nieko, dar ne viskas prarasta, dar palaukiam šiek tiek ir bus matyti, nes labai įdomi gatvė. Yra adresas, kurį atsiuntė 3287, o namo tokio nėra. Yra 3285, 3289, 3283 yra pirmyn atgal, o 3287 nėra. Tai jeigu nėra, tai kaip taip, tipo, skemeris pataikytų netikrą namą, irgi nelogiška duotų tada tikro namą numerį. Nežinau. Tai va, tai kol kas liūdna, bet matosi žmonės čia vargo turėjo. Sniego iki kelių, sakyčiau, gal, nu, va taip, va, kaip ir sakė, 16 inčų, tai iki pusę metro, nes mašinos kai kur pusę mašino nesimato. Čia irgi vienoje vietoje čia dabar apsisukinėjau, tai, nu, pasikabinės buvau, bet kadangi Audi žvėris 4 varomi, tai problemos nebuvo, net nesudrebėjo rankos važiuoti tą pusę, apsisukti su traileriu. Bet, jo, liūdna. Laukiam toliau. Nu kągi. Turbūt, kad paliksim. 3 minutės. Ir važiuosim namo. Liūdna. Apgavo. Nu kaip tai taip? Yra kaip yra. Nepriliūdės.
pilna to šlamšto visur, pripirksim kažko kito. Ane? Nu ką, nieko nepadarysi. Ką dabar? Apgavo, tai apgavo. Nu dar liko paroj laiko, bandysim dar kitą mašiną nupirkti tada. Tai gerai, kad ne vieną tą mašiną ant šitų 100 milijonų gyventojų. Nu, ką žinau, nuotaikos nekokios, bet... ką žinau. Nežinau, va, picutės pasiėmėm iš Dunkin Donuts ir važiuosim toliau. Šalta baisiai. Nežinau, kieme koks minus 20, gal minus 30, nežinau, biški reikia dar pasisaugoti. Nu ką, užpilsim kūrą, lėksim toliau. Va taip atrodo tralas prieš pakrovimą mašinos ir taip atrodo tralas po pakrovimo, po apgavimo. Nelidėkit, aš paldėsiu vienas, tai bet dar paroj yra laiko. Važiuosim kitą lupeną nupirksim ir žiūrėsim, kas bus toliau, nes, nu ką dabar, liūdėti atsisėdus, kad apgavo. Nu, apgavo, nu ką dabar daryti, važiuojam toliau, nesėdėsimgi. Tai kas gali būti blogiau nei šaltis? Tai būti paliktam ir apgautam šalti. Tai va čia ir dar blogiau nei tiesiog šaltis. Tiesiog šalti gali veikti su rūbais, o kai apgauna tave, reikia įveikti dar ir save mintyse. Tai va, tai nenuleidžiam rankų, važiuojam tuščiom, važiuojam, dar yra laiko paroj, tai per šią parą dar bandysim ištaisyti padėtį su kita mašina, kadangi yra tokių pat nemiegančių kaip ir mes. Tai parodys mašiną vidury nakties. Nu, ne vidury nakties, 9:30 vakare, kai jau reiktų namučiuose būti, tai bandysim nupirkti Volvo XC90. O dabar maisto rubrikėlė, o šiandien turim vėžinę picutę iš Pilot Pizza. Kažkada aš jums parodysiu, kaip atrodo, kaip dabar ta pizza vadinasi. Užkrito. Žodžiu, yra pizza. Jinai, manau, per visą pasaulį, bet, dabar nebeatsimenu pavadinimą. Domino pizza, žodžiu. Tai jeigu kada būsit Amerikoje, kimštos stuffed bread with cheese ar kažkaip taip, žodžiu, kimštos duonos. Tai realiai paragavus kimštos duonos, tai nebenorėsit pizzas. Nu, žodžiu. Tai va taip atrodo picutė. Pažiūrėsim, greit suvalgom ir lėkiam toliau. Nu, picutėj 7 duosiu. Šalta, bet minkšta. Pieno skonis jau juntamas, tai gal su padažu persistengė kažką tai padarė. Ir žodžiu, ir kavėlės dar Dunkin Donuts. Netikiu aš, kad čia Dunkin Donuts pas iš kibiro įsipyliau. Iš, kaip būna bačkos tokios karvėm kaime įsileisti, iš panašios įbėgo ten kokie 200 litrų tos kažkokios masės, pavadinkim. Tai nelabai skaniai jau ragau, bet geriau nei paskutinį kartą. Tai va, tai skaniausia būna tada, kai padaro pieno suplaka, latė. Tai žodžiu, čia ne latė, čia kava su pienu iš bačkos. Tai va. Dá pra fuder sua safada, vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. How are you? Sorry for that late time, okay? And the mechanic, you call me on the text. Oh my God! So this car is in the mechanic. So this man is so expensive for other engine. Okay, so so engine is problem. No, correct? yeah. So it's running. Runs? So, yeah. Yeah, it's start. It's okay. You want it? Okay. Yeah, first I'll walk around. So. What's it? How much did they ask, like car repair shop? 5,000,
5,000. Yeah, Crazy. so- Crazy. Nusipirko kolumbiečiai kitą lupeną, Passatą tada į. Na ir tą parduos už kiek laiko. Tai Volvo praturėjo 6 mėnesius. 6 mėnesius nusipirko už 13 000, pardavė už 6,5. Tai va toks nuostolis. Tvarkymą paskaičiavo, kiek čia dabar buvo, 5,5 tūkstančių ar 6 000 dolerių, kad sutvarkytų burbuliuojančią Volvo 2 litrų. Tai va tokios kainos Amerikai. Nu ką, atvykta į viešbutį, neverk radęs, neverk karočią. Neverk pametęs Range Roverį, džiaugis atradęs Volvo XC90. Va tokia patarlė bus šiandien. Žodžiu, atvykta į viešbutį, toj pačioj paroj, vieną mašiną apgavo, kitą mašiną pradžiugino. Tai va, tai dabar dar įkelsiu pirkėjam būsimiem videką į Facebooką, Instagramą, kadangi mašina dar neparduota, geresnės būklės nei tikėtasi. Ir eisim miegoti. O rytoj pafilmuosiu nuostabius pusryčius Amerikos, kur visuose viešbučiuose tas pats ir maistas, kad nenumirtum vadinasi. Tai va, tokia situacija ir iki ryto tada. Negaliu nuslėpti susijaudinimo, kaip smagu, nes pusryčiam atvyko nebe mėsgalis, neaišku kada mirusias mėsos, o French kažkoks stikas, kad ir kas čia bebūtų. Ir negalvokit, kad čia kiaušinienė, čia tik spalva kiaušinienės, čia aš matau netgi kažkokių juodų kaip aguonų į kiaušinienę pridėta, arba čia kažkas numirė. Maži vabaliukai ir jie tiesiog sukepė. Nežinau, bet siaubas yra valgyti Amerikos viešbučiuose pusryčius, nes kas gali būti geriau už Amerikos viešbučių pusryčius? Realiai bet kas. Tai va, tai šiandien dar pažiūrėsim, kas čia per jupį įpiltas, nes jie čia labai mėgsta visokius pienus su skoniu, kaip Lietuvoje būtų meu kažkas tokio, nežinau, ir pieno tiesiog paimta. Paėmiau iš tikrųjų, nes graži karvutė buvo uždėta ant to. O kiaušinienė atrodo, kad kepi ir cukraus pridėjai dar į vidų. Kepi maišai kaip blynų tešlą ir pridedi dar cukraus 6 šaukštus. Tai va tokio skonio kiaušinienė. Labai blogai. Jeigu pastatai kiaušinienę, stačiai stovi stačia, kaip realiai gali lipdyti kaip slaimį. Jo, čia labiau slaimis su skoniu. O čia net neįsivaizduoju, kad cinamono pabarstyta kažkoks tešlos gabalas su aliejum. Čia maistas, kad nenumirtum vadinasi. Gal ir nevalgyti, nieks neverčia. Tada pradedi vertinti namuose gamintą skanų maistą. Vertinkit, jeigu turit kas gamina jums, nes kai reikia patiem gaminti arba valgyti tokį maistą. Kai yra kuo palyginti, žinokit, prasideda išpindėjimas. Tai jo, visas. Keliamės į mašiną, važiuosim toliau. Prasideda rytas. Lauksim asmeninio vairuotojo. Nu, gal ne šį kartą dar. Šį kartą dar patys pavairuosim. O vieną dieną gal vieną dieną ir norėčiau pravažiuoti su asmeniniu vairuotoju. Atsikeli,
išeini, mašina šilta, galinė sėdynė Merso S580 pašildyta, kavytė padėta iš Starbuckso, žodžiu, ir nereiks sukt galvelės. Kažkur važiuotume, nežinau, kur jie važiuoja visi, bet turbūt verslą daryti. Žodžiu, einam, sufilmuosim Volveką ir reikia paspostinti, nes dar neparduota. Tai va šit. Kaip ir matėt, vakar naktį pavyko nupirkti automobilį. Tai pirmoje vietoje nepasisekė, antroje pasisekė ir gana neblogas Volvo XC90. Labai malonus pardavėjai, kaip matėt, viską supasakojo, žodžiu, ir pavyko pasikrauti, ne taip greitai, kaip tikėjausi su pokalbiais, bet dar šiek tiek važiavus sustojau į viešbutį ir viskas. Lauksim pirkėjo ir važiuosim BMW paimti. BMW'as yra už 9 valandų kelio, beveik 10 per šalčius, tai Alabamoj. Lygiai tam pačiam mieste, kur buvo Audi A6 praeito video, tai tiek pat myliu, tas pats kelias, nieko įdomaus apart tiesaus kelio, kadangi žiemą slidu, daug sniego visur ir daug problemų, tai niekur nesuksiu pro šonus žiūrėti, nes galim ir papulsiu traileriu ir bus tik daugiau vargo tada. Tai jau vargo nereikia, dabar reikia klientui parvežti automobilį, o BMW'as jau parduotas. Kas nutinka, kai baigėsi elektra, šiuo atveju šitoj mašinoj misfairina, ką darysim, pabandysim žvakės permesti. Per 6 valandas nepardavėm automobilio ir po patikrinimo dabar daugiau išsiaiškinsim, kas vyksta su šito automobiliu. Šiaip nedarom, bet dėl jūsų padarysiu, žodžiu. Ir jeigu automobilis susitvarko už $60, gailėkitės tie, kurie nenusipirkot pirmieji. Vis tiek kažkada pamatysit šitą video. Tai va, viskas, einam į autozonę, nusipirksim 4 žvakės ir pabandysim permestis greitai ir važiuosim toliau. Nu, pabandyti ir paklausti nieko nekainuoja, dėl šiam $8 nenumirsim. Šiam $1, šiam 1,70 kainavo 4 žvakės. Čia mūsų yra donoras, pacientas, tuoj išsitrauksim visas reikalingas medžiagas ir bandysim ją paremontuoti. Galbūt greitai ir pasiseks kažką padaryti. Kaip jie mašina, pasiūlė žmogui variklį pasikeisti. Kaip tu gali juos čia pavadinti? Ir nepakeitę žvakį siūlo pasikeisti variklį. Tai jeigu kažkas iš Amerikos žiūrit, važiuokit į kitą servisą, nes čia bus blogai, visos žvakės baisiai. Random misfire. Jau gazuojas, tai reiškia reikia laidus išgaudyti, kur problema yra. Va. O čia va trumpina, žodžiu.
trumpina laidai ir visur, kur palėti, čia va kažkas su elektros grandinė blogai. Pabandžiu išsiaiškinti, kas Volvekui galėjo būti. Žodžiu, pakeičiau žvakės, vieną žvakę iš vis nulūžus. Amerikoje taip jau ne pirmą kartą matau, kai įkiša blogas žvakės, būtent suklaidinti žmonėm, kad labai daug kainuos remontas. Tada bejudinant laidus pasimatė, kad kibirkštis šaudo, tai galvau, kad neužtrumpintų, bet ten kiek lieti, tiek kibirkščiuoja, tai panašu, kad Volvoj bus problema kažkur laidynė viršui. Ir pakeitų žvakės 3 klaidos dingo ar 2 ir liko tik tai viena, kad dar neteisingai dirba variklis. Bet jau yra už ko užsikabinti ir pirkėjas jau galės koncentruotis į laidyną virš variklio, kur ateina srovė į žvakės ir taip toliau. Nes kliento nėra, bet paliekam geras variantas ir tikrai žinom, kad kažkas paims. Tai va, kvapukai keliauja į mašiną, kvapukus dalinam, nepardavinėjam, mažas dovanėlės stiprina draugystę. Žodžiu, va čia va paliksim, padėsim ir tegu būna. Kas gero nutiko per naktį, neįsivaizduojat. Žodžiu, iškrito Audi Q7. Klientas rado, sako, kėlėmės. Gerai, sakau, kėlėmės. Ir nupirkom, važiuosim dar, paimsim ir Audi rytoj. Tai šiandien yra ketvirtadienis, rytoj yra penktadienis, tai bandysim spėti dar šiandien parvežti 740 ir rytoj paimti Q7 2017 metų su 200 000 mylių rida ir dar nuvežti į pakrovimą. Tai tokia įtempta savaitė šita ir viską sukrausim vieną videką, parodysiu, kaip kas vyko, visokių nuotykių nutiko, bus biški įdomiau žiūrėti nei vieną mašiną. Tai va, mašina purvina, kaip tankas iš dumblo ištrauktas ir dar toj pasižiūrėsit, pamatysit, kaip kūrės mašina jau įvažiavus 4,5 tūkstančio mylių po tepalo keitimo. Tai kas žodžiu vyksta, tai po paskutinio tepalo keitimo pravažiuota jau 4,5 tūkstančio mylių ir galite paklausyti, kaip kūrėsi šitas nuostabus 3 litrų Audi variklis su kiaurais purštukais ir barškančia grandinė. Prastesnis, taip kokias 3 sekundės barškėjo grandinė, bet šiandien lyg ir nesigirdėjo, biškio oras šiltesnis, tai nieko nekeičia. Po šito grįžimo keisim tepalą iki savaitgalio, tai vėl prapuls garsai. O smarvė mašina, fui. Nėra nei katalizatoriaus, nei DPF-o, PDF-o, DPF-o. Žodžiu, nei to nėra, eina viskas kiaurai, mašina kvepuoja, traukia, mašina, kai užsikrauni ant trailerio ir spaudi gazą, baisu net gazą paliesti, kaip žvėris šoka į priekį. Tai va, tai jeigu norit kažką tempti Lietuvoje, pirkit Audi Q7 3 litrai dizelis ir neturėsit vargo. Nu, kaip turėsit, aišku, kas čia žino, kaip tą mašiną laikys. Kiekviena mašina skirtinga, aišku, bet šitas žvėris tai velka be problemų. Nežinau, gal kad amerikietiškas variantas, gal, nežinau. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
Tai atvykta prie automobilio dar nėra. Nu, tikėkime, kad iš 3 mašinų 2 neapgavo. Tai Walmarto aikšteliai, Walmartas didžiulė parduotuvė, plus kokie 5, gal plus 10. Šiaip dabar šalį sunku jaust, bet aš sakyčiau iki plus 10 kažkas tokio, malonus oras. Va, Audi paruošta, kadangi BMW pakaba nukritus, tai pasidarėm gražų užvažiavimą, kad būtų. Sulauksim mašinos ir žiūrėsim kaip... Nu ką, laukia sunkiausia dalis dabar šitą karvę užvaryti ant tralo. Tai dar sufotkinam klientui viską. Oh, okay. Okay. I'll just make sure I didn't think something wrong with yours as he gave. Oh, no. That car is dropped, so I need to angle, you know. Okay. Oh. So hope you make it Okay. safe back home. Okay, thank you very much. You're welcome. Take Have a care. great day. Oi. Nu ką, mašinėlė nupirkta, jau temsta po biškį. Reikia traukti meškerės ir kočioti iš šianai, nes tuoj sutems ir nespėsim grįžti iki rytojaus. Rytoj kitą darbelį turim. Tai va, tai toks 740 su daugiau problemų nei planuota keliauja ant ralo. 500 pavyko nuderėti nuo pagrindinės sumos. Pagrindinė suma buvo 6750, nudarėjom 500 ir gavosi 6250. Nu ką, Alabamoje šilta, šilčiau, jau galima su tokia kurtkė stovėti. Žodžiu, dabar pats sunkiausia dalis bus pasikrauti šitą mašiną ant šito trailerio, kadangi BMW'as pilnai nukritęs ant žemės ir, nu, vargelio bus, manau. The ring of fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. The ring of fire. Kas dabar atsiko, priekis per ilgas, reikia išsitraukti gervę ir reikia atsijungti laidą. Kad laidą atsijungtum, žodžiu, reikia biškį patraukti. Kad patrauktum, čia vėl reikaliukai. Žodžiu, kažkaip taip pabandysim padaryti. Nedarykite to namuose. Taip, va, mėlėjai, iki ausų purvinas, žodžiu, visas baltas BMW'as ant ralo, Alabama, Birminghamas. Galite pažiūrėti, kur esu dabar ir važiuosim į Čikagą, į viršų. Tai 10 valandų kelionė. Žodžiu, šitą mašinytę turėjo daugiau problemų nei buvo nurodyta aprašyme. Tai ir variklio bėda, ir važiuoklės bėda, ir sparnas suplyšęs, ir padangas suplyšus, ir šitai padangai irgi ragas. Ir viduj prišnerkšta eilinį kartą kaip visada. Tai žodžiu, visom mašinam iš Amerikos reikia cheminio valymo. O dabar ką? Važiuojam?
Nu ką, viskas. Iš Alabamos tiesiai į pakrovimą. BMW numestas ant žemės, apeisim, sufilmuosim, viską pasižiūrėsim. Žodžiu, patikimo partnerio lipdukas ant mašinos, jau galite matyti. Ir šiandien dar lėksim, paimsim Audi Q7 ir gal dar kažką pakeliui. Matysim. Tai va, tai žodžiu, šokom toliau, lėkiam į Michiganą ir yra problemėlė. Vakar, aišku, pamačiau ir kas atsitiko, tai padanga nudylo trailerio vieną ir gana smarkiai. Tai realiai toj ant siūlų važiuosim. Bet taip atrodo, tai labai negerai. Nežinau, ar matos, gal matos. Žodžiu, va tokia padanga. Ir vakar jau buvo juntama vibracija, tai o šiandien dar reik mašiną vieną parvežti. 500 km, tikiuosi, kad nereikės knystis ant kelio. Nuvažiavę pusę mylios. Kelionės tikslas bus dešinėje. Nu ką? Variklis. Ok. Kosmosas. Už 4,5 tūkstančio šitą mašiną aš neturiu ką pasakyti. Cool. Vat, ieškokit, sėdėkit ir ieškokit mašino, neskrolinkit Facebook ir žiūrėkit nesąmonės. Žiūrėkit skelbimus ir rasit savo svajonių variantą. O dabar mes supildom ir lėkiam. Kol dar nestemo. Taigi, Audi Q7. Žmogus sėdėjo naktį prie kompo Lietuvoje, rado skelbimą, atsiuntė. Skelbimas buvo 30 minučių senumo. Sako, davai perkam greitai, reikia, labai nori, žodžiu. 4,5 tūkstančio dolerių pirkimo sumą, net nebesiderėjom. Tai 200 tūkstančių mylių, pilna prestiž, nu kokia pilna, trūksta Alcantaros, Bengolovsenų ir orinės važiuoklės, bet prestiž modelio kiek įmanoma tiek prikrauta. Distronikai, 3 kameros, lėdai, heads-upas, padangos paprastas. Visą mašiną, vienas kitas įbraukimas, net nėra prie ko priskabinti, kas yra labai smagu. Tai žodžiu, 7 vietos, šviesų salonas, 2 rakteliai. Kad būtų 2 rakteliai Amerikoje, čia iš vis misija neįmanoma. Realiai atvažiuoji pas žmogų, iškart klaus, kiek raktelių? 2. Tai reiškia, jau mašina bus prižiūrėta. Jau žmogus ir taitlą neieško 3 valandas, žodžiu, atsistojęs. Tai jeigu ir jums reikia automobilio, tai pasiekit mus Facebook'e, Instagram'e ir matysit keliamas sumas. Lygiai taip pat pažiūrėkit, susikurkit pasitikėjimą, pažiūrėkit, kaip kiti perka, pažiūrėkit, ką jau esam išsiuntę ir kažką tokio išsirinksit patys. Geriausi variantai atkeliauja iš pačių žmonių. Tai reiškia, žmogus sėdi prie kompo ir žino, ko tiksliai nori. Nes mum atsiųsti jums 100 skelbimų ir sugaišti labai daug laiko ir jūs pasakysit, ne, kažko kito ieškom, tai yra neefektyvu. Tai nei vienas nenorim neefektyviai dirbti, visi norim, kad darbas neštų kažkokį tai apčiuopiamą rezultatą. Tai reiškia, jūs stengiatės, o mes stengiamės, kad ta mašina atsirastų ant šito trailerio ir iškeliautų pas jūs. Tai va, šitas Audi Q7 su transmisijos bėda iškeliauja į Lietuvą už 4,5 tūkstančio dolerių plius mokesčiai. Tai paslauga, konteineris, kaina Klaipėdoje, viskas įskaičiuota į kainą Klaipėdoje. Tai jeigu patiko viskas, ką matėte šitam YouTube'ės video, tai paspauskit patinka, nusiųskit kažkam. Kažkam, kas nori mašinos, kažkam, kas nori pažiūrėti, kas vyksta Amerikoje. O dabar mes esam Michigane, užvakar buvom Indianoje, tada naktį nuvažiavam į Tennessee, iš Tennessee į Kentucky, iš Kentucky atgal į Čikagą, iš Čikagos į Alabamą, Birminghamą, iš Birminghamo atgal į Čikagą ir dabar esam Michigane, miške, žiemą, vėl, žodžiu, minus, nežinau kiek šalo, žandai viskas šalo. Tai va, tokia situacija.
Dabar bandysim dar klientui pafilmuoti, ką jis čia nusipirko. Matot, kaip blizga viskas, čia nepalyginti su mano Audi, ką vairuojam. Tai visą mašiną blizga, atvažiuoja mašiną nuplauta. Sakau, tu pirmas žmogus Amerikai, kuris mašiną nuplovė prieš pardavimą. Tai va, tai labai džiaugiuosi šito pirkiniu, nes žinau, kad ir žmogus labai džiaugsis gavęs tokią mašiną. Nu, susitvarkys greičių dėžę, okei. Nu tai kas, ir viskas, ir važiuoja toliau. 200 štukų mylių. Nu tai savo mašiną perkigi, ne pardavimui. Čia publika neprikūpam. Prikūpai stumkite šoną arba pirkit tai, ką siūlom, bet čia labiau iš žmonių žmonėms. Ne iš aukcionų prikūpam žmonėms, o iš žmonių žmonėms. Tai reiškia, gali būti ir daugiau mylių, pigesnės mašinos, jokių ten tų paslėptų dalykų ir taip toliau. Tai va, tai tokia mašina iškeliauja į Lietuvą ir viskas. Pasimatysim kitam video. Vau. Parodyk už kalną tuo tik tą veiną, žiauri graži šeima.